bet dar į kitą vietą nakvoti. Tai labai įdomi vieta, labai nebloga vieta. Labai pigus dušas buvo. Sumokėjom po 2 eurus vienam žmogui. Šiaip, jeigu nori pasijungti prie elektros, čia kainuoja brangiau, bet kadangi mums realiai tik tai su dušą reikėjo, tai vat. Ir čia yra prieplauka. Ir ten yra. Ir va ten yra laivas ir vanduo. Ir va ten yra laivas ir vanduo. Paskui parodysiu ant žemėlapio, kaip tai atrodo. Tokie laiveliai, ten va kyska. Va šitą va kyska karališka, va tokia va vaikšto. Kažką valgo. Toks va takelis veda nuo va šitų va tokių va namų senų, ganėtinai įtariu. Bet kojas išsilaužyti, būtų patogiau. Ragavimo rubrika. Na tokie va. True Dates. Sour Apple. Kvepia grynai kaip saldainiukai. Oh my god. Ai, tai tie, kaip zozolės arba dar kažkas tokio. Būdavo sukramtami saldainiai, tie, žinai. Man iškart čia atrodo surakina nuo kvapo. Pažiūrėjai buvo tikrai labai sour. Kiek daug aplipę. Datulio pamirkyta tose prieskoniuose. Sour Apple. Savęs tuos primint tuos sukramtamus saldainius, nes tekstūra datulio. Tai jau geriausiai susikramtus. Bet šiaip atrodo kaip supelyjusios. Ne kaip supelyjusios, kaip susikravusios. Ne per saldu. Galėtų galbūt dar šiek tiek rūgščiau, bet šiaip fain. Skaičiau 8 iš 10. Rekomenduoju. Tai va radom apleistą akvaparką. Ant galo mėsmalį potom. Na čia jau kaip gausi, žinai. Va toks vat. Va taip vat. Čia vat iščiuoži iš tenai. Tada praeini va pro šitą ir į apačią tada.
šiąnakt nakvosime va šitaip pat prabangiai. The only thing is, mums reikia įtrasti stūliką. Mes dalykus susakys. Kaip čia nepasigirsi va tokiais va vaizdais. Jūra. Čia vat erškėčiai čia. Erškėčiai visur. Labai gražu. Nu puikiai negaliu. Gražu, gražu. Tokia vakarienė pas mus. Pica. Šilita šitam puode. Su pagardais. Nu, tiksliau čia, aišku, nupjauti kraštuką. Jo. Va taip prabangiai mes gyvenam. Gerbiami bičiuliai, nauja diena, naujas rytas. Tai tokie vaizdai pasitinka mus, tiksliau jūs ir mane. Va taip, va tokios va ogėlės, kurių mes nevalgysim. Ne šiandien, man tai ne šiandien. Jeigu turėsime problemų su virškinimu, tada gal ir pavalgysim ogėlių. Aš žinau. Iš karto įspėjus Scam Alert. Už šiuos pinigus tu gali tiesiog pasivaikščioti pirmyn atgal ir pasižiūrėti į stendus. Mūsų lankymosi laikotarpiu į vidų įeiti jau nebegalima.